Sveiki, mes Eugenijus Pišinskis ir Medžių idėjos. Ir mes dabar toliau tęsim pokalbį apie pirtį. Tai dabar aš parodysiu stadiją jau beveik pilno pabaigimo. Mes jau išvažiuojam, liko likučiai, supjaustam gabaliukus medienos, taip toliau. Ir liko tik tai laukiam ornamento lango. Ir dar ten yra dėžė iš viršaus padailinti šitos laiptus. Ir viskas. Visa kita jau yra pabaigta. Tai dabar prie reikalų viską parodysiu. Taip, tai dabar pirma. Tai laiptukai. Kas yra gerai, kad ant jų labai gerai gali patogiai atsisėsti ir užeiti. Va tokį laiptus darėm, nes pirmiausia, kai galvoju 2 laiptus padaryti, tai per aukštai. Gavosi, kad reikėjo 3 laiptukai. Jie normaliai atitiko, kas gerai. Dabar šviesas galiu parodyti, va tokius įstatėm, irgi pagal spalvą gražiai atitinka, viskas tvarkoj. Ir apdailinam jau aplink langus padaryta. Visi tokie apvadai, kampai apvadai padaryti. Čia visur šviestuvai. Čia visur viskas dabaigta. Čia basto išeina ventiliacija. Vienu žodžiu, čia viskas su apdaila, viskas. Su išorė viskas ir vidus irgi. Čia padarėm, kad duris, kaip sakant, atsidarant, nestupsentų. Toliau. Dabar tokios grindys gražios. Taip atsidaro laiptai, šviestuvai. Čia toks labai gražus šviestuvas. Seniai taip atrodė šilta tokia šviesa graži. Labai faini. Čia irgi bus saulėta CNC. Mes laukiam, padarys. Visi šitie tokie aparatai, viskas padaryta, visa elektra. Dailinam visą ten. Apačia, kampukai. Ir viskas padaryta. Dabar jau ištraukiau tos laiptus. Ir tu užeisim į viršų. O čia laukiam tos dėžės, kad apdailinti. Ir viskas viršui. Irgi yra įjungti, išjungti šviesas. Viskas yra apdailinta. Daryta gražiai. Susukta ir grindys. Galima naudotis, vienu žodžiu, 100%. Viršų, visko. Tik tai reikia, pagal mane, jaučiasi, kad sunku kvėpuoti, reikia rekuperacijos čia. Čia pečiukas. Padarėm tokį pjūstę. Ir dabar čia padarėm oro trauką, kad trauktų orą. Kaip jaučiasi, kad eina oras. Čia labai jaučiasi, kaip oras eina. Traukia tiesiog. Fantastika. Ir iš karto paduoda čia. Iškart čia oras, kad degtų. Čia gerai ugnis, kad neimtų iš patalpos. Čia visa idėja tame. Toliau. Čia ta pirtis. Vidu viskas iš termo medžio. Ir tas pečiukas, kur Sigitas Pašakinskas gamina. Simet pečiukus. Dabar žiūrim, ką turim. Čia yra irgi oras. Taip uždarytas, taip atidarytas. Čia yra oro padavimas po pečiukų. Čia dabar yra akmenys išorinis. Viduj yra vidinė kamenka, tą vadinamą. Viskas saugiai, gerai, išeina. Jeigu ką reikia biškį atvisinti, padaryti, tai pratraukti, tai yra, vienu žodžiu,
tokios langelis toks. Jo, dabar toliau yra toks iš karto tas kvėpavimas, gali išimti ir va ten eina oras, tai kai guli, taip vat atsiguli, arba taip atsiguli, bet kokiu atveju labai patogu, gali gulėti ir kvėpuoti. Ten galima dar padaryti, kad būtų antram kvėpavimui kažkokie ten tie žolelės, taip toliau, kad tas būtų labai malonu. Toliau, kas mažuose pirtyse yra įdomu, ką galiu pasiūlyti ir parodyti, tai kad dažnai daro kampą. O tam mažai pirty stovėti ant to kampo arba ten kampe labai nepatogu, arba iš čia gerai, arba iš čia gerai. O būtent per kampą, tai vat kartais taip atsirimi, tiesiog pastovi. Tai vat irgi labai fantastiška, gerai ir patogu, ir gali žmogus ant kampo atsisėsti, tai vat tai, tarkim, čia atsisėda, iškart labai patogu per kampą užlysti, gaunasi, kad kampas yra naudojamas. Tai aš jau iš savosios pirties tą žinau, nes lygiai tokį pat kampą aš panaudojau savo pirtyje. Ir vat, galima, tai jeigu toliau užeiti ir atsiremti labai čia patogiai. O, fantastika, jeigu vienas nori atsipalaiduoti, čia pasidėti, vat, ir kojas čia labai vat, patogiai, ir vat, čia taip gali vat, su rankom, kaip sakant, atsipalaidoti ir normaliai pasidėti. Iš tikrųjų patogu. Tas yra labai svarbu, pirty reikia, kad būtų patogu. Nes šitie gultai yra po 60, o šitą gultą mes padarėm, kad jis būtų 80, nes o čia 60 plus 10, 10, tai gaunasi 80 bendrai. Tai tam, kad labai būtų patogu atsisėsti, atsigulti ir vienu žodžiu, šitą palikom 60. Jo, ir toliau čia yra paslėpta, bet basto ventiliacija, pasukė, tai uždarai, pasukė, atidarai ir jinai nemaišo galvai. Jinai va taip pat, čia mes paauginom šitą stiebą ir iš šono išleidom. O, tai gaunasi, kad yra ir gyvas kvėpavimas, antras kvėpavimas, ir basto, ir po pičiukų yra dar ventiliacija, ir dar papildomai, jeigu kažkas būna, kad įkaitina per daug pičiuką, reikia pravėsinti pirtį, tai vat ir papildomai langelis. Dar, kaip sakant, yragi šeimoje vaikų, tai jiems gali būti per sudėtinga antram aukšte sėdėti. Tai padarytas išsitraukiantis laiptas, kuris irgi labai pakankamai didelis, galima ir gulėti, ir atsiremti, ir kaip laiptą naudoti. Vienu žodžiu, jeigu nėra nesivanuojat, tai šitas laiptas tinka užlipti. Jeigu yra vanuojatės, tai tiesiog prieinat ir su koja uždarot tą laiptą, labai patogu, ir atsistojat čia ir vanuojat žmogų, galima vanuoti, labai patogu. Tai vienu žodžiu viskas išsiardo, nusiima, kad ten galim būti išvalyti. Kažkas čia man čia paminėjau, šitoj labai daug patarėjų, mažai yra dirbančių, bet patarėjų, kaip sakant, labai daug, kad labai, sako, čia reikia, kad būtų prie trapų lengvas priėjimas. Tai prašau, prie trapų lengvas priėjimas, ką reikia, kad jos čia būtų, o šitoj vietoj. Šiandien čia tikrai mes bendravom su savininku, nepatinka, nori, kad gražiai, trapų, kad nesimatytų. Bet priėjimas yra, išvalyti viską galima. Vienu žodžiu, visur iš apačios tas priėjimas, kaip sakant, egzistuoja. Kad galima būtų tą pirtį tikrai palaikyti švarume ir be jokių lapų. Tai dar kartą reziumuojam, čia dar šitą reikia pakabinti, tai čia dar galvojam, ar čia pakabinti į šoną, ar čia pakabinti, vienu žodžiu, bet visa idėja, kad pakabinti reikia šitą tokį termometrą ir drėgmometrą.
Jo, ir vat, ką norėjau, kad įvertintumėt, kad visa ta pirtis yra padaryta labai ekologiškai, iš termo medžio, su ventiliavimu, su lengvu priėjimu, su kampu, kas yra patogu, su basto ventiliacija, kuri leidžia net, kaip sakant, atsisėsti patogiai, atlašai yra padaryti, visur čia yra irgi šviesa, jeigu pastebėt, diodas tas, visur. Antras kvėpavimas ir išsitraukiantis gultas, kuris yra tikrai, netgi vaikas gali jį ištraukti. Čia yra ir patogu, ir saugu. Vienu žodžiu, aš tuoj nuimsiu savo šitas. Jis tikrai žmogų išlaiko, viskas tvarkoj, galima atsiremti, atsigult, jokių problemų nėra. Ir iš karto sudėti. Jis padarytas tikrai stabiliai, kokybiškai, kad nereikėtų bijoti ir taip toliau. Ir va tokie, kaip sakot, matot, iš kairės, iš dešinės tokie bigeliai. Ir kad negalėtų jį ištraukti toliau, ten yra ribotuvai, viskas irgi sugalvota, tik naudotis liko. Ir visa idėja, kas man labai patinka, tas pasukimas pusapolio, nes pirtis, sakiau, nėra didelė, jinai yra šeimininė ir kad naudot kiekvieną gabaliuką ir vietą, reikia naudotis ir to kampu, mano galva žiūrint. Jo, tai o iš čia padaryta labai saugiai, plytelės, kaminas, viskas yra labai gražiai. Tai tokie momentai, aišku, galima kažką dar tobuliau, gražiau, kaip sakant, idealumui ribų nėra, bet tą, ką padarėm, mums patiems labai patinka iš tikrųjų ir pats, vienu žodžiu, šeimininkė ir šeimininkas patenkinti labai. Ir čia irgi panaudotas akmuo toks, kaip sakant, kaip plytelis, bet kaip akmenys atrodo. Reikės viskas sudėtas saugiai. Dabar dar parodysiu. Į vidų užeisim. Į išorę parodysiu tą vietą. Parodysiu čia. Čia apačioje šeimininkas daro. Čia stovės kandiliška, o čia yra oro padavimas kad į priešpirtį po pečiukų šalia pečiaus, o čia oro padavimas yra po pečiukų jau pirty. Čia išeina langelis, paskui čia toks kaminas, tai praeina viskas. Ir čia yra tas antras kvėpavimas. Irgi padarytas, kad čia, vienu žodžiu, viskas tvarkoj. Ir čia yra basto ventiliacija. Taip, kad viskas. Čia iš tikrųjų daug visokių vamzdžių, daug visokių papildomų tokių momentų, kad pati pirtis puikiai veiktų. Tai šiaip gražiai atrodo, tikrai. Pirtelė. Tai ką norėjau, tą parodžiau. Jeigu reikia kažkokios informacijos išsamesnės gurmanams, tai prisiregistruokit prie mūsų Patreono. Ten dar daugiau informacijos, kaip statyti, kaip montuoti, kaip daryti, kaip apdeginti medieną, kaip žaisti ir dirbti su visais karkasiukais, daryti, vienu žodžiu, MPP apkalimą ir visi kitai gudrybės, priėjimai ir vienu žodžiu ir tokie specifiniai klausimai, atsakymai ir taip toliau. Tai tiems, kurie nori statyti savo ar pirtį, ar pastatą, prašau, laisvai galite prisijungti prie Patreono
ir Patreono nariai gali skambinti, aš konsultuoju Patreono narius. Tai tiek. Su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjas. Iki kitų kartų, sėkmės, iki.